Labas vakaras, su jumis sveikinasi speciali Delfi rinkimų laida ir šiandien mes iki vėlyvos nakties kartu su Vytautu Bruveriu, Eltos vyriausiųjų redaktoriumi ir svečiais. Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Delfi vyriausioji redaktorė. Mes svečiais, tai mūsų svečiai bus politikai, apžvalgininkai, kolegės iš štabų, seksime rinkimų rezultatus ir juos analizuosime čia ir iš karto. Kaip tik prieš laidą diskutavome, kadagi pirmieji pasirodys rezultatai, sako, kad vėlai. Na tai taip, tokia šiek tiek prieštaringa ir intriguojanti buvo informacija šiandien dieną pasklidusi iš vyriausios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės lūpų, kai jinai tiesiog pasakė, kad šį kartą vyriausioji rinkimų komisija pirmiau skaičiuos vienmandatės rinkimų apygardas, o daugiamandatės rinkimo apygardos, suprask, imsis vėliau. Tai bet kokiu atveju rinkimų rezultatų, taip sakant, tų plačiųjų, didesnių tendencijų, rinkimų rezultatai rodantis tas platesnės, didesnės tendencijas gali pasirodyti žymiai vėliau negu įprasta. Na, bet aš nežinau, su visa pagarba vyriausiai rinkimų komisijai dažnai taip yra buvę, kad